Popiežius Benediktas XVI, išsakydamas bažnyčios požiūrį į organų dovanojimą, sakė: tai tam tikras krikščioniškos meilės liudijimas. Tokia dovana nėra tik gydymo priemonė, bet apima platesnę prasme. Tai meilės ir gailestingumo aktas, kuris leidžia pažvelgti už mirties tam, kad visad laimėtų gyvenimas. Dovanotos ragenos jau ne vienam grąžino akių šviesą, o donoro kasa, kepenys, inkstai šimtams leido sugrįžti į kasdienį gyvenimą. 43 Vilnietis Rimvydas prieš 6 metų gavo donoro širdį ir sako, iki gyvenimo pabaigos būsiąs dėkingas tokią auką padariusiai nežinomo žmogaus šeimai. Vyriškis sunkios diagnozės kadaise pasmerktas, šiandien jau gali matyti, kaip auga jo sūnus. Jeigu nebūčiau gavęs, tai aš nebūčiau pamatęs nei pirmų žingsnių, nei pirmų žodžių. Aš gavau širdį. Man pasisekė, sakysim. Aš jau, kaip kitas, sakysim, milijonierių būna Lietuvoje gal daugiau, išlošia milijoną tą, negu kitą kartą širdžių gauna. Tai pasisekė ne mažiau negu tą milijonierių, kuris milijoną išlošia. Teisingai? Teleloto. Taip, žmonės gyvena. Visiškai pasikeičia jų gyvenimas. Ligoniai, sakysim, pasikeičia tiek, kad mes jau turim juos stabdyti. Vienas ligonis, mūsų pacientas po kepenų transplantacijos skraido su parasparniu. Kitas laukia baseine ten tokiom distancijom, kad po porą kilometrų. Žmogui lieka iki mirties porą mėnesių ir po transplantacijos vyksta toks žmogaus atgyjimas. Per 40 metų, kai Lietuvoje atliekamos organų transplantacijos, metinis donorų skaičius nėra viršijęs 50. Ar tai daug ar mažai? Nelygu su kuo gretinsime. Tarp Baltijos šalių esame lyderiai, tarp Europos šalių mūsų skaičiai ištirpsta. Vien per praėjusius porą metų Lietuvoje persodinta apie 170 inkstų, 20 žmonių persodintos širdis, 30 kepenys, per 120 žmonių po ragenų transplantacijos mato pasaulio šviesą. Tuo tarpu, kai 21 amžiuje medicina gali stebuklus, ilgos organų transplantacijos laukiančių pacientų eilės rodo, kad donorų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, trūksta. Pilvo chirurgas, organų transplantacijos vyriausiasis specialistas Vitalijus Sokolovas, su kolegomis atlikęs ne vieną sudėtingą kompleksinę pilvo organų operaciją, sako, jog jokie stebuklai neįmanomi, jei nėra pakankamai donorų. Aišku, mes galim daryti įvairias transplantacijas, mes, sakysim, Santariškėse jau įvaldė beveik visų organų, kas daroma pasaulyje, tačiau be donoro, aišku, mes esam bejėgiai. Nėra donoro, nieko mes daryti iš esmės negalim. Nes, aišku, žmonėms dažnai sunku susitaikyti su tuo momentu, kad žmogus, jų artimas žmogus miršta. Tas viskas labai staigiai, labai greitai. Žmonės tiesiog nesitikė, kad gali įvykti tragedija, kad jiems reikia jau bus ryte atsisveikina su savo artimų žmonių, išlydi jį į darbą, į mokyklą ir kažkur tai išlydi jį, o vakare jau reikia šnekėti apie donorystę. Žmonės tiesiog tam nėra pasiruošę. Ugnė Šakūnienė su persodintu donoro inkstu gyvena jau daugiau nei 20 metų. Ši veikli moteris 7 metus vadovauja nefrologinių ligonių asociacijai Gyvastis ir žino kiekvieno bėdą, žino, ką reiškia inkstų liga, kaip jaučiasi žmogus laukiantis donoro inksto. Šiandien Lietuvoje dializuojami apie 1600 žmonių. Iš jų laukiančiųjų inksto transplantacijos yra maždaug 300. Jeigu pasižiūrėt mūsų laukimo eilės, tai nori, mūsų laukimo eilėse atsiranda prioritetai vaikams. Tai reiškia, jeigu laukia vaikas inksto, tai jam duodam pirmumo teisę. Kitas dalykas, pirmumo teisę dar laukimo lapuose įgyja tie, kurie ilgai laukia, šiek tiek. Arba tiems, kuriems sunkiausia parinkti ir jam nėra šansų, sakykime, per ateinančius 50 metų gauti organą. Tai tie taip pat turi pirmumo teisę. Ir ta pirmumo teisė paremta balais. Ir su jais galime supažinti. Tokia yra tvarka. Nėra tokios eilės. Aš anksčiau atsistoju, anksčiau ir gausiu. Kaskart žmogiškai džiaugiamės su tais, kuriems donorų organai išgelbėjo gyvybę. Lenkiame galvas prieš tuos, kurie lieka su skausmu netekę artimojo, tačiau atiduoda tai, kas gali gyventi kituose. Unikalias transplantacijas atlieka įvairių sričių patyrę chirurgai. Tačiau pacientą paruošia dažniausiai gydytojai reanimatologai. Intensyviai kovoja už paciento gyvybę ir labai dažnai tos kovos paskutinė stotelė būna reanimacijos palata. Lieka tie patys daktarai, kuriems lieka didžiulis, milžiniškas darbas. Tai aišku, sakysim, tokioje situacijoje tai jiems didžiulė pagarba ir didžiulis
ačiū jiems už tai, kad jie sugeba dar tokio situacijų dar paruošti donorus. Neleidžia jau mirusiam ligoniui, kuriam, sakykime, mes palaikom, reiškia, plaučių funkciją, širdies darbą, išvežti į kapines, nieko nepaliekant kitiems. Yra ir kita realybė. Tai didelis emocinis krūvis, kurį kaskart turi išgyventi medikai. Taip, tie, kurie kovoja iki paskutinio paciento atodūsio reanimacinėse palatose, tai jie pirmieji artimiesiems konstatuoja, jog išeities nebėra. Skausmingiausia yra tai bendravimas vis dėlto su giminėm, jų priprašymas ir suforminimas viso šito dalyko, nes tai yra labai skausminga. Labai dažnai būna mums aišku, kad, sakykime, ligonio prognozė yra nepalanki arba bloga, arba jau tos prognozės visiškai nėra, tada iškyla problemos bendravimo su giminėms, įkalbinėjimas, kaip, sakykime, priprašytų giminių, kaip pradėti, kad jie, sakykime, dovanotų, reiškia, savo artimo žmogaus organus, kad padėtų išgelbėti kitiems žmonėms. Tai dažniausiai yra jauni, perspektyvūs žmonės, brandžiam arba, sakykime, jaunam amžiui, kai įvyksta katastrofa, kai yra tai didžiulis šokas visiems artimiesiems, kai, sakykime, jie ten netenka ar pačio mylimiausio žmogaus, ar maitintojo. Ir apsispręs kartais reikia ne per dienas, sakykime, per kelias valandas. Tas yra labai psichologiniai didelis krūvis. Tas kartais galbūt kažkam susidaro įspūdis, kad tai reikalinga mums, nes iš tikrųjų, sakykime, gydytojas apart vargo, kuris dirba su to donoru, jis daugiau jokio atlygio negauna. Tai yra iš tikrųjų labai skausminga tema, kai reikia, sakykime, prašyti ne savo. Medikai prasitarė, kad vis dar dažnai tenka susidurti su keisčiausiais prietarais, paprastu nežinojimu ir būkime atviri, neretai neigiamą apsisprendimą neaukoti organų lemia paprasčiausias nepasitikėjimas medikais. Iš kitos pusės, kas yra žiniasklaidoje? Gydytojai ten klaidos, ten blogai padarė, ten blogai padarė, ten blogai padarė. Žiniasklaidos sukurtas jau toks nepasitikėjimas daktarais. Tokia nuomonė yra, kad medikai, jeigu šneka apie donorystę, tai vėlgi reiškia, žmogus galbūt dar nemiręs, viskas ir nori pasipelnyti iš to. Labai svarbu tai rasti kontaktą su artimaisiais. Ligonis patenka pas mus, tai toks yra įspūdis, kad čia, reiškia, viskas yra, reiškia, ant, sakykime, reanimatologo ar intensyvios terapijos daktaro pečių ir čia, reiškia, jo donorio pareiga, kad man reikia dabar, reiškia, jūsų artimą, reikia jo organų. Nu, tai, sakykime, gal ir taip nuskamba tas prašymas, kad ar jūs negalite, reiškia, sutikti dotuoti organus. Bendravimas tas dažnai, sakykime, 8 atvejais iš 10 dažniausiai baigės nesėkmingai, bet tai reikia vis tiek tą visą karuselę užsukti ir praeiti iki galo. Ne vienas mūsų kalbintas medikas užsiminė, kad visuomeniai dar šiandien stinga žinojimo, supratimo apie donorystę. Ir dar dėja daug mitų sklando trukdančių artimojo netekties ištiktam žmogui pasitikėti šalia esančių medikų bei suvokti, kad išties jo sprendimas paaukoti organus gali išgelbėti kažkam gęstančią gyvybę. Tokie prietarai egzistuoja, bet daugiausia turbūt žmonės bijo savo giminių, savo artimųjų arba žmonės dangstosi to, ką jam pasakys. Nenoras dovanoti artimųjų arba leisti panaudoti transplantaciją artimų organus dažniausiai kyla iš nepasitikėjimo, kada visuomeniai medikais nepasitikė, kada yra kažkokios paslaptys, kada yra masė televizijos laidų, kad kažkas suklydo, ne tai padarė. Transplantacija yra truputį kitaip, visi etapai yra vieši. Taip, kad mes esame atviri visuomenė ir kuo daugiau žmonių susipažins, pasirašys donoro kortelę, supažinins artimuosius, manau, kad to prieštaravimo bus mažiau ir to donorų bus daugiau. Dažnai netekties skausmo prislėgti žmonės savo atsisakymą aukoti artimo organus motyvuoja paprastu lietuvišku, ką žmonės pasakys. Arba dengiasi tuo, jog neva tai nuodėmė ir kunigas sužinojęs neatleis. Tačiau tai vėlgi mitas, sako reanimatologas gydytojas Gintautas Kėkštas. Kai kurie žmonės bijo prisimtos atsakomybės. Tai kai kuriems žmonėms iš tikrųjų mes prašom pakviesti to, sakykime, šventiką ar kunigą, jeigu mes kalbam apie katalikus. Ir, sakykime, kunigija yra mūsų pusė. Tai turbūt vieninteliai iš to, sakykime, tokio socialinio srauto, reiškia, tie atstovai, kurie mums realiai padeda, nes jie irgi suvokia taip kaip auką kitiems žmonėms, kaip patį didžiausią dalyką. Dar 1991 metais popiežius Jonas Paulius II savo kreipimėsi sakė: Gaunantys transplantuojamą organą neturi pamiršti, kad jie gauna unikalią dovaną iš kito, savęs dovaną, aukojamą donoro. Dovana, kuri iš tikrųjų turi būti laikoma autentiška žmogaus ir krikščionio solidarumo forma. Tai iš tiesų džiugina, nes daugelis ligonių, kurie iki šiol galėjo tik laukti mirties, ar geriausiu atveju skausmingo ir riboto egzistavimo, dabar gali visiškai ar beveik visiškai pasveikti, pakeitus ligos pažeistus organus sveikais, dovanotais. Mes turime džiaugtis, kad medicina gyvybės tarnystėje, organų transplantacijoje atrado naują būdą tarnauti žmonijai, saugant esminę asmens vertybę.
Jonas Paulius II. Tie, kurie gyvena, gali matyti savo artimuosius ar augančius vaikus, kasdien yra dėkingi kažkieno supratimui ir ryžtui paaukoti mylimo, artimo žmogaus akis, širdį ar tai, be ko gyvenimas nebūtų visavertis. Mūsų vienas iš pagrindinių tikslų yra padėkoti donoro artimiesiems. Būtent tų žmonių dėka mes galime gyventi. Šiuo metu Lietuvoje 1000 tokių žmonių, kurie gyvena persodinto inksto, persodinto širdies, kepenų, plaučių dėka. Ir jie gali auginti savo vaikus. Ir aš galvoju, kad organų donorystė, artimųjų apsisprendimas tą sunkią valandą sutikti paaukoti organus yra tiesiog stebuklas, tiesiog žygdarbis. Ir mes tikrai tą žinom. Ir mes niekada nepamirštam, kad jeigu buvo atlikta transplantacija, tai reiškia kažkas mirė. Mūsų žmonės visą gyvenimą prisimena donorus, už juos meldžiasi, užperka mišias ir jeigu važiuoja transplantacija, jie taip pat žino, kad kažkam įvyko nelaimė. Aš visą gyvenimą liksiu skolingas, net kad skolingas, bet gal dėkingas, tokį žodį gal paprastesnį, dėkingas už tai, kad atidavė artimieji organus, kad aš gavau galimybę gyventi, matyti, kaip auga mano vaikas, kalbėti pradėjo, vaikščiot, greit ir apženysiu, aš tikiuosi, tuo nepasibaigs ir sulauksiu anūkų. Ir visa tai tik tai dėka tų žmonių, kurie paaukoja artimųjų organus ir nepagailėjo, o širdis to jų artimo žmogaus plaka mano krūtinėje. Plaka ir gerai plaka, tvarkingai. Sudegink tai, kas liks iš manęs, o pelenus išbarstyk pavėjui, kad geriau augtų gėlės. Jei privalai ką nors palaidoti, tebūnie tai mano ydos, mano silpnybės ir visi išankstiniai nusistatymai prieš kitus žmonės. Turime dar daug kalbėti, kad žmonės žinotų, kad aukotų. Tai pacientų, jų artimųjų ir medikų misija, nuolatinis darbas, nuolatinis kalbėjimas.